Sveiki, šiandieną aš esu su Emiliu, žmogus, kurį sutikau Kolumbijoje, Medeline, Run Club'e. Ir pamaniau būtų visai smagu pakalbinti, supažininti su lietuviais, supažininti jų su juo. Tai kaip tik nieko nelaukęs, pradėsiu. Tai kaip atsiradai Kolumbijoje? Ar tai buvo spontaniškas sprendimas, ar, sakykime, tai buvo ilgo planavimo rezultatas? Žinoma, ačiū, kad pasikvietei, smagu matyti Kolumbijoje daugiau lietuvių, kadangi daugiausiai būnu tarp užsieniečių, tai net kalbėti lietuviškai yra įdomi patirtis. Į Medellin atvykau, todėl nes brolis gyveno čia jau kelis metus, tai aš jau tokį turėjau kaip ir planą arba kažkas, kas mane priimtų, ir man tai pakankamai buvo lengvas sprendimas vien dėl to, nes jau norėjau kažkur pakeliauti, ir praeitų metų žiemą iš Vilniaus tuomet atvykau porą mėnesių į Kolumbiją ir prilipo. Dariau kokį pusės metų pertrauką ir prieš kokius 3 mėnesius grįžau antram kartui. Ok, nice. Kas tave labiausiai sužavėjo Medeline? Turbūt tas dalykas, kad viskas yra labai patogu. Ką turiu omeny, jog tu pats turbūt pastebėjai, viską tau gali į namus atvežti. Yra vienas geriausių appsų turbūt, kurį aš matęs esu, vadinasi Rappi, kuris tau leidžia per 10 minučių iš bet kokios parduotuvės užsisakyti produktus, kurių tau reikia. Ir tas kurjeris ant motociklo atvažiuoja, tau viską pristato. Ir vienas iš tokių dalykų, galvoju, kad geras servisas, tai daug kavinių, daug coworkingų, geri džimai. Ir turbūt pagrindinis dalykas, kokius žmonės čia sutikau, labai daug amerikiečių, europiečių iš visokių šalių, kurie daro kažkokius biznius, ypatingai internete, ir tokia motyvuojanti aplinka, kurie leidžia pakankamai biudžetiškai gyvenant sutikti super aukšto lygio žmonių. Jo, iš tiesų esi teisus, aš jau atrodo tik tais keletą dienų, bet irgi tą patį pastebėjau. Yes. Kaip jautiesi gyvendamas tokia skirtingoje kultūroje palyginus su Lietuva? Turbūt jau pripratau, kuomet esu 5 mėnesius jau Kolumbijai, tai pripranti ir prie gero oro, kad niekada neturiu galvoti, ką apsirengsiu, tiesiog maikė, džinsai arba šortai, ir oras nesikeičia. Ir tokie maži dalykai, jie labai nuima tokios, kaip čia, reikėjimo priimti dar vieną sprendimą. Galvoju, Lietuvoje prisimenu, kokį ten džemperį užsidėti, arba ten kokią striukę. Čia to nereikia. Ir iš tos kultūros pusės galbūt įdomu matyti šiltesnius žmonės, kaip jie priima užsieniečius, ir ypatingai tu parodai, kad tau čia smagu gyventi, kad tu mėgsti tiek žmonės, tiek stengiasi kalbą išmokti, ko procese esu dabar, dar nekalbu gerai, bet žmonės nori kuo geriau parodyti savo šalį ir reprezentuoti ją gerai. Ok, kaip tik dar norėjau perėti prie to klausimo, koks buvo to pirmas įspūdis atvykus į Kolumbiją? Ar tu taip jautiesi pat kažkaip panašiai kaip dabar jauties, ar turėjai kokių lūkesčių išsikėlęs? Turbūt pagrindinė dalis, kad nieko nesupratau, nes ispanų kalbos pamokų neturėjau mokyklai. Ir tokie maži dalykai, kaip, nežinau, nuėjimas į parduotuvę ir kažko nusipirkimas, jau kelia tokį stresą, nes man kažką pasako, aš nieko nesuprantu, ką man pasakė, ir tada bandai gestų kažkaip kalbą paaiškinti. Ir tokių įdomių situacijų, kur tam pačiam taksi bandai kažko manęs paklausė, nesuprantu nieko, ir toks galvoji, ką daryti, ar visada su translatorium būt, bet paskui pradedi pagauti pagrindinės frazės, ir aš manau, tas kalbos barjeras vienas iš tokių pagrindinių, kadangi anksčiau pagrindė keliaudavau Europoje, Amerikoje, ir visi kalba angliškai, ir va čia turbūt buvo tokia pirmųjų vietų, kur tiesiog su nieko negalėdavau susišnekėti, bent jau taip iš, nežinau, būnant kažkokiose viešose vietose. Yra galbūt dalykas, kurį turbūt reikia paminėti, kad nesijauti, ką tik kalbėjom prieš šitą interviu, nesijauti visada saugiai, daugiau turi mąstyti, kas aplink mane dedasi, ir galvoju, aš niekada Kolumbijoje su ausiniam nebūnu, arba niekada neinu gatvę, nežinau, ten scrollindamas kažkokius reelsus ar panašiai. Vien dėl to, nes atsiranda tas suvokimas, kad, gali namo pareiti be telefono. Man nieko nebuvo nutikę, tai tiesiog čia tai galbūt
jei nepasidedi savęs į tokius pozicijas, kur tiesiog prašaisi būti apiplėšiamas, turbūt nieko ir nenutiks, bet vis tiek svarbu jausti visą aplinką. Ja, dėl saugumo pritariu. Manau, kaip tik, ta prasme, tuos, kurie yra išsiblaškę, šiek tiek pamoko, žinai, šitą aplinką budrumą ir čia yra gerai, manau. Būtent ir aš net pats pastebėjau, kad mano smegenyse, galvoju, aš pradėjau kaip, nežinau, kaip plėšikas mąstyti, vien dėl to, nes žiūri, šito žmogaus telefoną lengvai paimčiau, šitas tipo nesiorientuoja, kur yra, arba per lėtai vaikšto ir panašiai. Tai tokius pastebi dalykus ir pakankamai įdomu, kad persikeičia visas mąstymas, kaip aš turėčiau iš esmės kažkokią prevenciją daryti, kad manęs neapiplėštų. Tai va tokie dalykai. Ko šiuo metu užsiimi, būdamas čia, ar tai yra susiję su darbu, ar tai yra susiję su hobiais, ar tai yra abu dalykai? Jo, šiaip dirbu online ir, nežinau, galima sakyti, esu toks digital nomadas, dirbu su Facebook adsais ir ką specifiškai darau, tai ad creatives ir kaip mano darbas ir galbūt koks mano darbo tikslas, tai per reklamas sugeneruoti kuo daugiau pardavimų mano klientam. Daugiausiai dirbu su e-komercijos įvairiais prekiniais ženklais, daugiausiai su tokioj sveikatingumo sferai, tai įvairius papildai, probiotikai, maistai ir panašiai. O Kolumbijoje, be to, kad mokaus ispanų kalbą ir bendrai noriu daugiau pažinti kultūrą, mano brolis pradėjo turbūt vieną didžiausių franklubų Medellin, tai ten šiek tiek įprasminu savo tuos įgūdžius iš kontento kūrimo būtent tam projektui ir daugelis žmonių ateina ir, nežinau, gal net pasidalinsi savo įspūdžiais, ar tau patiko ar nepatiko, bet tokia kaip ir aplinka tiek žmonėms iš Kolumbijos, tiek užsieniečiams vienam su kitais susipažinti ir jo, tokias pagrindinės mano veiklos, galvoju, kad daug laiko praleidžiu už kompiuterio ekrano, pagrindę dirbu, bet savaitgaliais, kuomet daugiau laiko padedu su ranklavu. Iš tiesų, dėl pačio ranklubo, tai čia buvo tikrai, ko gero, geriausias experiences, ką aš nuveikiau čia atvykęs. Nice. Tai vienas iš tokių experience'ų, kur manau, kad tikrai turėtų būti apps'as kaip Get Your Guide. Nice. Ta prasme, tikrai atvariau, daug žmonių, visi netvarkina ir taip gerai padarytas planas, visi susirenka, jūs jau žinot, ką šnekėsit, ten apšilimas, susipažinkit su kažko, suraskit savo partnerį, ten suraskit žmogų, su kurio galėtumėt atlikti ar tą pratimą, žiauriai faini. Ir kaip tik norėjau paklausti, kaip Medellin Run Clubas tapo tavo gyvenimo dalimi ir kokia tavo rolė yra klube, sakykime, apart filmavimo. Rolė asistuoti broliui, turbūt taip, kadangi aš nenoriu prisimti jokių laurų savo, vien dėl to, kad jis startavo visą šitą dalyką prieš kokius 8 mėnesius ar panašiai. Ir aš tiesiog dabar atsidūriau vietoj, kuomet jau traukinys pakankamai įsibėgėjęs yra ir aš nemačiau viso to tokio proceso, ar nebuvau čia, kol viskas augo ir kol buvo tas turbūt sunkiausias dienas, jei taip galima pasakyti. Ir jau daugiau Ranklubas yra tokia kaip vieta, kuri man kaip užsieniečiai būnant Kolumbijai leidžia susipažinti su daug žmonių ir man čia yra toks pagrindinis dalykas ir tokia vertė, kurią aš tame matau. Ir just for the record, nesu aš didelis toks bėgimo asas ar kažkas tokio, tik sekmadieniais bėgioju, bet man tai yra toks kaip kaina, kurią sumoki, tai prabėga ten 3 ar 6 kilometrus, vien dėl to, kad galėtum, mes toliau netvarkinti su kitais. Ir įdomus tas dalykas, kad kuomet kartu padarai kažkokį sudėtingą dalyką, kuris galbūt kažkurio žmonės stumia iš komforto zonos, tada ta patirtis vienyje visus ir tu galvoji, su tuo prabėgom praeitą savaitę, galbūt išeisim kavos ar nežinau, arba susitiksim savaitės bėgi. Tai aš manau, kiek ir girdėjau daug grįžtamojo ryšio iš žmonių, kad iš esmės draugai ir connectionai dėl to žmonės nerenkas. Jo, iš tiesų vienas iš tokių greitesnių ir gan, sakykime, ir tų pačių pigių būdų, žinai, kaip susipažinti su žmonėm yra atvykus čia. 100%. Kaip atvykėliai, žiauriai buvo faini. Ačiū, kad prisijungei. Ačiū tau, kad pakvietei.
Kiek šalių esi apkeliavęs ir kurį iš jų tau labiausiai įsiminė? Iš viso esu pabuvojęs galbūt 30, kadangi vieną vasarą taip intensyviai keliavau Europoje ir interrailinau, trumpais žodžiais. Gyvenau 3, galvoju, sakyčiau, gyvenau daugiau nei 3 mėnesius. Ir Kolumbija man labai patinka, bet kas sužavėjo, tai Amerika, kadangi praleidau ten apie 4 mėnesius, gyvenau Miami. Ir tas miestas yra labai panašus į Kolumbiją. Daugelis žmonių sako, kad jis daugiau ne Amerika yra, tokia Pietų Amerika. Ir tai labai jaučiasi, bet sužavėjo vien dėl to, kokias biznio galimybės yra ir kaip visiškai kitokioje aplinkoje atsiradau, galbūt nei esu pratęs Lietuvoje, kuomet atvažiuoji ir bet kokį žmogų, kurį sutiksi, paklausi, ką jis daro, labai didelis šansas, kad arba kažkokie online biznį turi, arba kuria kontentą, arba, nežinau, e-commerce parduotuvę turi, kas man yra aktualu. Ir visa ta tokia energija yra, kad tu irgi nori kažką kurti, matai daug dangoraižių, matai daug tiesiog žmonių, kuriems sekasi tame, ką jie daro. Ir yra toks traukos centras, kuriam džiaugiuosi, kad man pavyko būti ir norėčiau grįžti vien dėl to, nes matau bent jau biznio auginimo galimybės, turbūt nėra geresnės vietos, kur galima tai daryti. O teko sutikti lietuvių ten? Ne, dėja ne. Laukiu. Palyginus Miami su Medellin, kaip pastebi saugumo skirtumą? Ar tenai žmonės jaučiasi saugiau negu čia? Turbūt pagrindinis skirtumas, jog Miami visada esi žemos vertės taikinys. Ką turiu omeny, jog Kolumbijoje atrodai kaip užsienietis. Taip galima maždaug mąstyti, jog turbūt neblogai uždirbi arba galbūt mažiau esi apdairesnis ir panašiai. Miami aš nematyčiau tokios reikšmės tave ar mane vogti vien dėl to, nes tu gali apvogti kažką su Lambo ar ten su McLaren kokiu ir nuvaryti geriau tą mašiną, kuri bus žymiai, žymiai vertingesnė. Ir tuomet, kuomet ta kartelė yra visiškai aukštesnė, aš čia jaučiuosi galbūt prie tokių, nežinau, žmonių, kurie gerai pragyvena, nuvažiuoja į Miami, tu turbūt esi ten apačioj. Ir labai tas įdomus skirtumas, jog iš esmės su kuo save lyginsi, taip ir gali mąstyti. Arba aš esu super geras biznierius ir čia geriau varau visus kolumbiečius, arba tiesiog kažkas, nežinau, galbūt net ir Lietuvoje tas tiktų palyginimas, kuomet nuvažiuoji ir pamatai didelis vandenis, kur žmonės, nežinau, 10 kartų, 100 kartų daugiau už tave uždirba ir turi tiesiog nerealiai daug patirčių, tada supranti, kiek dar gali augti. Tai čia toks pagrindinis turbūt skirtumas ir Miami irgi neturėjau problemų. Ar keliaudamas labiau ieškai nuotykių, ramybės ar profesinių galimybių, sakykime, ieškai su kuo panetworkinti? Šiuo metu ieškau, galvoju, kodėl aš ir esu Medellin, nes visus poreikius, kurių kaip ir man reikia, jis atsako. Tai tiesiog geras servisas, geros paslaugos, greitas internetas, geri coworkingai, gymai ir taip pat turiu daug žmonių aplinkui save, kurie tiek ir su tavimi įdomu susipažinti, nes dirbam plius minus kažkokioje panašioje sferoje su internetiniais bizniais ir anksčiau, galvoju, kuomet tik pradėjau keliauti, daugiau buvo tokias turistinės kelionės, kur tiesiog įdomu nuvažiuoti, nežinau, ten į Stambulą, į Budapeštą ir aplankyti sostinės, pamatyti kažkokių įdomių dalykų, bet paskui tiesiog turbūt ateina laikas, kuomet kiek dar gražių katedrų, kiek dar gražių ten aikščių gali pamatyti ir su laiku tiesiog, nors ir įspūdingi, ten, nežinau, muziejai ar panašiai, tai jau matei Louvrą, kas gali būti geriau, turbūt sudėtinga kažką surasti ir tuomet automatiškai mažėja noras kažką pamatyti, nes jau kaip ir plius minus matei daugelį pasaulio dalykų, tai
Pietų Ameriką rekomenduoju kažkas jau yra tokioje rutinoje nuo keliavimo, kur tipo važiuoji, bet nelabai įdomu. Pakeitus gerokai aplinką, kitas žemynas, vien matymas, kaip kitaip žmonės atrodo, kaip kitaip elgiasi, kita kultūra, taip vėl atgaivina tą norą kažkur eksplorinti ir keliauti. Ar turi kokį nors įsimintiniausią kelionės istoriją, kurią norėtum papasakoti? Geras klausimas. Turbūt man asmeniškai, kas galbūt toks daugiau potyris, nespecifiška istorija, kuomet praleidau mėnesį interreilinant, tai važinėjant traukiniais į skirtingas šalis Europos. Kontrastas, kurį tiesiog išgyvendavau, tai tarkim vieną naktį aš būnu kokiam, super geram Airbnb, galbūt panašiam kokiam esam dabar, jautiesi taip, tipo gerai, tokios prabangos matai, į gerą restoraną nueini ir panašiai. Kitą dieną reikia kažkur važiuoti, nes neturiu laiko arba nerandu jokių opcijų. Aš mėgau ant traukinio grindų ten. Ir nes nėra vietų tiesiog traukiniai, visas užpildytas. Ok, pasiėmė kuprinę, kaip pagalbę naudoji. Žmonės per mane vaikštų ten, bando pirmyn atgal nueit, tada kokioje stotyje mėgai, nes ten kokia, nežinau, turi persėdimą 3 ryto į vieną traukinį ir panašiai. Ir tas kontrastas labai toks įdomus, nes ką ir kokią aš pamoką iš to pasiėmu, kad nepriprasti prie tų gerų dalykų ir daugiau netapti tokiu žmogum, kuriam tipo, per blogai kažkas yra. Ir iš esmės nesvarbu, ar aš ten labai kažkokiai geruose apartamentuose esu, ar ant soliuko mėgau naktį, džiaugtis tuo ir tame yra kažkokios unikalios patirties, kad nebūtų tokių snobų, kad man čia per blogai yra. Tai va, toks turbūt experiences, kuris dar jį prisimenu. Okay, esi kur turi būti, žinai, ir jeigu tu ten esi, turbūt ten tau reikia ir kažką vis tiek išmoksti, ne? Turbūt ir galvoju, taip ieškau gero žodžio, bet nepasipuikuoti ir iš esmės išlaikyti tą tokį paprastumą, kad nesu aš už nieką geresnis, jei aš turiu, nežinau, ant žemės gulėt gerai, jei aš galiu ten kokiam 5 žvaigždučių viešbutį būt, irgi gerai. Ir jo, kalmoju, kai neturi daug pinigų ir turi keliauti ir prasiversti, viena iš tokių įdomiausių patirčių, kurias dar esu turėjęs. Okay. O šiaip esi tas žmogus, kuris, sakykime, dažnai padėkoja už tai, kur yra, ar tai yra gerai, ar tai yra blogai, nes tikiu, kad vis tiek, jeigu buvai kažkur ten 5 žvaigždučių viešbutį, tai tikėtina kokiam, sakykime, kad ir Europai, o ten, kur teko mėgot galbūt kažkur traukinyje ant grindų, galbūt keliavai po Aziją, bet vis tiek yra kažkas, ne, už ką turi padėkoti. Jo, Azija dar yra ant mano listo, kur noriu aplankyti, bet jo, kaip ir sakėjai, vienas iš mano tokių įpročių, kurį turiu rytais, tiesiog daugelis žmonių pastebėjau, kad taip daro, kuriem sekasi. Iš ryto atsikėlęs parašau 5 dalykus, už kuriuos aš esu dėkingas ir jo, tada pradedi dieną tokioj dėkingumo stadijai ir supranti, kiek daug aš turiu, nes ypatingai dirbant, pas mane gal yra irgi ta problema, kuomet dirbi, atsikeli, dirbi, prieš nueinant miegoti irgi, ir tada dienos taip praeina, bet tu neįsivertini tokios didelės perspektyvos, ką aš čia darau ir kiek aš turiu jau galimybių, nors ir galbūt, nežinau, nepavyko kažkokio kliento pasimti arba, nežinau, neveikia reklamos, kažkoks prastas periodas, tu atsisėdęs, vis tiek surašai, galvoju, kaip gerai, kad internetą turiu, nes kai galvoju, kai Karės ir Kolumbijos fiesta nuvažiuoji, fotostagauti, tiesiog Wi-Fi'aus nėra ir va tada būna blogai ir tokia pradedi vertinti, kai nebeturi dalyko, tas pats yra galbūt ir su saugumo. Aš niekada nevertinu, kaip gerai Lietuvoje gyventi, kuomet nuvažiuoji kitur, kur turi tokia biškai lengvai paranoja gyveni. Tai, taip pat tokie.
Ar jauti, kad Kolumbija davė kažkokių tais naujų įgūdžių ar pamokų, kurių Lietuvoje, sakykime, tu nebūtum jų pasiėmęs patyrę? Daugiau pasitikėjimų savim ir supratimu, kad net ir kitam pasaulio gale aš galiu susikurti savo draugų ratą, galiu čia įdomų lifestyle turėti ir jo, tai tokį sukuria suvokimą, kad nesvarbu, kur būsiu pasaulyje, kad dideli šansai, kad jei aš įdėsiu laiko, ten nežinau, koks geras žodis, galiu prasimušti arba susirasti kažkokių įdomių connectionų ir ką atvėrė dar, tai pamatymo galimybių. Galbūt, kuomet pradedi keliauti, pamatai, kiek iš tikrųjų daug žmonių pasaulyje, kiek daug yra šalių ir kiek yra daug galimybių. Ir mąstau, turbūt viena iš didžiausių tokių vertybių keliavimo, tai matymas tokio plataus paveikslo ir nebuvimas užsidarius savo kambarį arba savo mieste arba savo šaly ir jo, supratimas, kiek galima daug pasiekti ir kiek galima daug įdomių dalykų padaryti. Okay. Kaip pradėjai, sakykime, savo reklamų agentūrą, ar tai buvo kažkoks tai pirminis tikslas, ar kažkoks tai, sakykime, ar viskas įvyko natūraliai, tai gal hobis buvo? Jo, mano istorija, kad aš visą tokį savo galbūt karjerą ir pradėjimą dirbtis ir uždirbti pinigus pradėjau cold emailindamas ir filmuodamas promo tokius video sporto salėms ir restoranams, kuomet dar gyvenau Kaune. Ir tempiau 50 e-mailų, sakydamas, kad aš jau galiu nemokamai ateiti į restoraną, nufilmuoti video, įsimontuoti ir čia man tokia kaip ir portfolio, aš tuo metu norėjau susistatyti. Tai įdomu, kad aš manau vienas pirmųjų mano tokių uždarbių buvo salos kažkokias ar pizza, nepamenu, nes tada su restoranu kažkokia dirbau. Ir pradėjau montuoti, daugiau gilintis į tai ir atsirado vieną dieną galimybę, kuomet LinkedIn man parašė vienos agentūros darbuotojas ir pakvietė prisijungti ir ta agentūra specializavosi daugiau performance sensus ir nuo ten išsirutuliojo, kad pradėjau daugiau montuoti, tada mokinausi daugiau kaip ne tik montuoti, bet daugiau iš tokios strateginės pusės, kaip turėti savo editorius, savo dizainerius, kurie man padeda ir dabar esu tokia pozicijoje, kuomet iš esmės per, nežinau, 4 maždaug metus užaugau iki tokios pozicijos, kur galiu strateginį darbą atlikti, o ne tokį montavimą. Tai tokia istorija trumpai. Kokiams rinkomis šiuo metu teiki paslaugas? Amerika 90% darbo ir kelios tavoju UK ir keli brandai Europai, bet didžioji dalis Amerika. Okay. Kokia pagrindinė agentūra specializacija? Ar labiau dirbat su soc media ar kažkokiu tai platesniu marketingu? Dirbu pilnai su mokama reklama ir daugiausiai irgi kokie 85% meta adsų, tai Facebookas ir Instagramas ir galbūt likę TikToko adsai, bet Okay. Kokie buvo didžiausi iššūkiai, sakykime, pradinėme etape, kai norėjai pritraukti klientų ir, sakykime, stabilizuoti savo uždarbį ir pajamas? Pačiam starte turbūt nesiblaškyti ir būti susifokusavusi vieną dalyką. Turbūt visi žmonės, su kuriais kalbu, kurie kažkokiam internetinius verslus kuria, visuomet atakuoja pastoviai mintis ir dabar, gal aš čia su kripto turėčiau pradėti, gal čia NFT tuo metu boomina, gal man dropshipping pradėti ir nežinau, kokią agentūrą dar Snapchat'o pradėti. Ir šitos mintis atrodo tiesiog ateina iš niekur, nes pamatai kokį YouTube video, kaip kažkas, nežinau, 100 000 užsidėjo per mėnesį ir išlaikyti tą tokį fokusą, kad
aš šitas visas galimybės kitas ignoruoju, aš susifokusavęs į ad creatives, aš susifokusuoju į reklamas ir dabar čia dirbsiu artimiausius bent jau kokius 6 mėnesius pilnai. Tai vat tas turbūt didžiausias iššūkis, su kuriuo, kuris manęs dar nepaleidžia. Okay, iš tiesų esu gavęs vieną tokį gerą kautą iš vieno žmogaus, kuris man pamenu sakė, kai tu ieškai savo kelio, tu turi patraukti logiką į šoną ir emocijas. Tai logika, kad tu nesivadovauk tuo, kas tau atrodo normalu ir logiška, kad turbūt imdamas, nežinau, paskolą, pirkdamas būstą į nuomosiu, aš uždirbsiu pinigus, taip logiška, arba emocijų. Tai, sakykime, nežinau, pamačiau video, kažkas pažadėjo man, kad aš uždirbsiu 10 000 bėgų čia ir dabar. Reikia vadovauti širdimi, tu pažinti, žinai, kas traukia tave. Ir 100% ir aš galvoju, man kas padeda įveikti šitą, tai supratimas, kad mąstymas, kad aš galiu 10 dalykų daryti po 10% kiekvienam ir jis yra super arogantiškas. Kodėl? Kaip aš galiu tikėtis laimėti, tarkim, prieš kitą žmogų rinkoje, jis daro 100% susifokusavęs kiekvieną dieną, 7 dienas per savaitę į, tarkim, reklamas, o čia visų galų specialistas, nors dar nieko nesu pasiekęs. Ir supranti, kad, neveikia, daugiau kvailas mąstymas yra. Ir kuomet tai tokia logiška pusė padeda visą perspektyvą, tada suprantu, kad kažką pasiekčiau, kaip aš galiu laimėti prieš kitus. Turbūt galiu laimėti, būdamas susifokusavęs. Jo, tai tu teisus. Koks tavo didžiausias finansinis laimėjimas ar projektas, kurio didžiuojas? Didžiuojasi labiausiai, kuomet turėjau tikslą pasiekti 5-ženklę sumą savo uždarbą per mėnesį. Ir kuomet man tai pavyko padaryti, turbūt vienas tokių, kaip ir milestone, neprisimenu lietuviško žodžio, kurio labai siekiau ir jis atrodė super toli, nelabai supratau, kaip tai galima padaryti ir kaip žmonės, tai kokiam Twitter'e ir YouTube'ai rašo. Toks, galvoju, atrodė iliuzijų pasaulis ir kuomet pradeda veikti dalykai, vieną klientą turiu, kitą klientą turiu, išsisnaubolina taip viskas, kad pakankamai atrodo dabar jau standartas ir kad nėra sudėtinga tai padaryti. Jo. Kokią įtaką daro tavo verslui socialinė medija ir kokie yra, sakykime, didžiausi iššūkiai valdant socialinę mediją? Visas mano darbas pastatytas ant socialinių tinklų ir aš supratau to trapumą, kuomet Amerikoje norėjau užbaninti TikToką ir jis dar nėra išspręstas šis klausimas, tai aš tikiuosi, Amerikos prezidentas man padės ir kažkokių dėlų padarys, kad jo neužbanintų. Bet didžiausiai iššūkiai, ypatingai su mokamos reklamos, su mokama reklama, tai sezoniškumas ir kartais tokie svyravimai tarp ar veikia reklamos ar neveikia. Tai kuo aš esu atsakingas, kad klientai suprastų, galvoju, klientai iš manęs tikisi, kad reklamos, kurias leidžiam, jos bus profitabilios ir pastoviai generuos atsipirkamumą. Kartais būna tokių periodų, kur leidi pinigus ir degini pinigus, nes niekas neveikia. Ir atrodo, tada turbūt čia vienas turbūt sudėtingiausių laikotarpių, kuomet turiu sugalvoti arba kažkokių naujų idėjų, arba suprasti, dėl ko taip vyksta ir panašiai. Ir įdomu, kad, tarkim, dėl ko aš anksčiau nežinojau, sekti tiesiog, kas vyksta pasaulyje. Paprastas pavyzdys. Žinau, čia prieš porą savaičių ir prieš mėnesį Kalifornijoje dideli gaisrai buvo ir visur socialiniuose tinkluose nuotraukos iš ten ėjo. Ir vienas iš klientų, kurio didelė bazė buvo Los Andželas, San Franciskas, visas Kalifornijos regionas, tiesiog važiavo žemyn visas performances ir turbūt viskas aišku, nes žmonės nežino, kas ar rytoj turės namus ir mažiau perka. Ir suprasti, kaip tokie dalykai įtakoja visą rinką, jie yra įdomus ir turbūt didžiausias iššūkis suprasti, kai nežinai, kodėl dalykai vyksta, jie neveikia kažkas kartais labai gerai veikia, nežinau kodėl,
bet savo išlaikyti tą tokį stabilumą. Okay. O tam klientui po tų Los Andželo gaisrų, nežinau, jau čia nebėra jų. Atsigavo reikalai ar vis dar vienisas? Atgaivinom. Okay. Jei galėtum pradėti naują projektą, ar tai būtų dar vienas verslas susijęs su marketingu ar kažkas visiškai kitas? Manau, su marketingu vien dėl to, nes mano įgūdžiai ten yra ir pradėti nuo nulio kažkokio kitoj sferoj žymiai ilgiau man užtruktų ir man patinka marketingas ir bendrai tą internetiniai verslai. Aš nematau geresnės galimybės tiek užauginti verslą ir galbūt pačiam daugiau uždirbti, nei darant į internete vien dėl to, nes kai pasižiūrė į 100 metų atgal, kad tu uždirbtum, reikėtų infliaciją atkeisti ir panašiai, bet 10 000 per mėnesį, aš nežinau, ką tu turėtum padaryti. Gamyklą turbūt turėtum pastatyti, arba paveldėti labai daug pinigų iš savo tėvų, arba apiplėšti banką, bet neįsivaizduoju. Ir per pastarosius, 10 metų iš esmės, kuomet atsirado Facebookas ir Shopify'us, visokie socialiniai tinklai, nebuvo geresnio laiko naudotis tom galimybėm. Tai aš matau marketingą, kad jis niekur nedings ir man tai patinka daryti. Žodžiu, tai tavo kelias ir tu iš jo nesirašai išeiti. Nemėsi, kaip sako, ant kelio dėl to kelio. Kol kas nenorėčiau. O galbūt, kai jau nebereikės dirbti, tikiuosi, tada galbūt jau pamastysiu apie kitus projektus. Ar yra kažkas, ką dabar šiuo metu žinai apie savo verslo marketingą? Ką būtum norėjęs žinoti iš pat pradžių? Sakyčiau, asmeninio, nebandysiu išrasti, šito personal brando svarba. Ir kas man atvėrė milžiškai labai daug durų, būtent iš naujų klientų radimo, tai buvo rašymas postų LinkedIn'e. Ir kaip man pavyko tiesiog visą biznį išplėsti, tai iš esmės per vieną platformą. Ir galbūt savo neduočiau patarimą. Žinau, kad yra tokia slidi riba tarp mokinimo kitų, kuomet dar nesi nieko pasiekęs, bet taip pat dokumentavimas visos kelionės, kaip tau sekasi daryti ir parašymas pirmas postas. Noriu išmokti marketingą, nieko nesuprantu. Kažkas tokio, vien parodymas, kad nemelavimas ir tiesiog rodymas situacijos kaip yra, jis labai daug durų gali atverti ir žmonės, ką suprantu, žmonės nori vieni kitiem padėti. Ir tu galbūt net tai pajauti, kuomet tau sekasi, tu po kažkurio laiko nori atiduoti kitiems savo informaciją ir kažkokias žinias, kurias sukaupiai, tai ir kiti tau nori tai padaryti, nes ypatingai esi motyvuotas ir nori kažką pasiekti daugiau. Vien ta energija, kurią tu atneši prie darybų stalo, galima taip pasakyti, tai jau yra verta, kad su tavimi kažko dalintis. Okay. O šiaip grįžtant prie personal brando, naudoji Twitterį? Naudoju, bet nepostinu. Daugiau renku informaciją. Neplanuoji pradėti postinti? Planuoju. Nes šiaip, kaip pasakai, kad pas didžioji dalis klientų yra Amerikoje, kiek aš esu žinai aware, tai kad jie naudoja labai stambiai Twitterį. 100% ir turbūt niekur kitur nenaudoja Twitterio kaip Amerikoje. Tai tas pats, kas tokie kultūriniai šokai yra, kuomet Kolumbijai visi naudoja WhatsAppą ir tu viską darai per WhatsAppą. Tai Amerikai tas pats, visi naudoja Twitterį ir ten yra tokia pagrindinė platforma. Tai jau kultūros dalis iš esmės. Jei galėtum savo patirtį apibūdinti, sakykime, vienu sakiniu, kaip skambėtų tavo istorija? Geras klausimas. Padedu e-komercijos verslams uždirbti daugiau. Okay. Tvarkoj, tai šiandien būtų viskas. Ačiū Emilijai už tai, kad atėjo,
kad sutiko pasifilmuoti. Jeigu norite jį pasiekti, visus jo socialinius tinklus rasite aprašyme ir iki. Dėkui.